Jonai, rungtynės tokios iš pradžios lyg ir sunkios susiklostė šiandien. Ar nesikėlė lengvesnės pergalės? Na, ne. Po šitiek laiko praleisto, po visų švenčių, po ilgos pertraukos iš tikrųjų tikėjusi sunkių rungtynių, tuo labiau žaidė Mišikoj, jų namuose. Iš tikrųjų tikrai ruošėmės stipriai, gan, aš nežinau, turėjom gan stiprų fizinį pasiruošimą tarp pertraukos. Tame periode iš tikrųjų truputį ir kaustė žaidimas ir įsiderinę esame, tai tikėjomės tikrai. Ar ta komandos forma dabar nėra turbūt pati geriausia, kaip pats vertinam? Ne, be abejo, aš manau dabar čiut esam tokie, įsiderinę, kaip ir minėjau, bet manau, kad rungtynių eigoje, kuo daugiau rungtynių žaisime, to mes vėl grįšime tą pačią formą, negi kilsime viršų. Su Dva palyginus su pirmu ratu, pasikeitė beveik kardinaliai, ar pakito žaidimo braižas, pats žaidimas? Ne, šiaip iš tikrųjų nemanau, kad labai pakito. Ta pati komanda labai greit žaidžia, greit bėga, ankstyvam puolime atakuoja greitai, tikrai meta iš toli. Panašus braižas, kaip buvo pirmam rate. Ar žaidėjai traumas, mūsų minėjai, kaip Marteliūną, nepakeitė? Be abejo, du žaidėjai iš pirmos linijos iškrito, tai tikrai, nežinau, ant kiek rimtos traumas, tikiuosi, kad viskas bus gerai, jie greit galės sugrįžti ir tikrai padėti, nes iš tikrųjų trūksta, nėra Tomo Jasilionio, tai, iš tikrųjų. Trečio kėlinio viduryje buvo plus 15, paskui pabaiga tokia buvo gana nervinga, atsipalaidavo šiek tiek per anksti? Ne, tikrai nesipalaidavom, kaip minėjau, iš tikrųjų pataikė labai greitus ir tolimus metimus ir norėjom uždengti jų legionierių, bandėme jį dvigubinti, bet kiti pataikė laisvi, taip kad iš tikrųjų. Lemiamų momentų, kai buvo plus 2 taškai, pelnė 8 taškus iš eilės, ėmėsi iniciatyvas? Na, nežinau. Taip išėjo, buvau laisvas, mečiau pataikiau. Iš papražinių labai sekėsi pataikyti, bet nieko nepadarysi, toks jau žaidimas.